Tai pasigirsiu dar vienu dalyku, tokiu naminiu įrenginiu, kuris labai padeda prie įvairių produktų perdirbimo. Tai nereikia bėgioti su maišeliais, lakstyti ten jų kurkos nunešti ir panašiai. Tai čia yra produktų sumalimas. Jie vadinasi food waste, reiškia procesor. Tai prie jo yra mygtukas. Čia yra dabar tos liekanos, kurias aš palikau. Bananai nėra labai smarkiai, va tie galai sumalami, mano ne pats galingiausias yra. Šiaip tai vištienų laisvai mala viską, bet kažkodėl bananai jiem nelabai patinka. Tai tie galiukai būna lieka, tai paskui kai valysit jį, išsiimsit. Dabar, pirmiausia, visada laikot va šitaip maždaug uždarytą, nes ir šaukštelių čia gali priklysti visko, kai valot iš lėkščių. Tai tada mums reikia jį dabar valyti, sumalti tuos. Tai paleidžiam vandenį, reikia leisti šaltą vandenį. Ir čia yra mygtukas. Įjungsiu, bus garsas didžiulis. Tai štai, paleidus, nuspaudus tą mygtuką, šis procesorius viskas sumala. Paskui parodysiu, kaip jis atrodo. Jis yra įmontuojamas į bet kokią normalią plautuvę, kur naudojama virtuvėse, nes čia yra maždaug 9 cm, ten tanga irgi yra kažkur tai 9 cm, bet jeigu kažkokią esat kitą užsidėjęs, kaip turiu kitoj vietoj, tai yra uždėta vonios praustuvas, į kurį negaliu įmontuoti. Tai nežinau, turbūt, aišku, reiks keisti viską, įsidėti tokį. Tai va, o čia šitaip. Nu, čia dar išveisim, žinokit, nekreipkite dėmesį į tą šiukšlyną dabar. Tai šitą padarius, tai jų kainos yra įvairios. Nuo 150, tai galbūt pats silpniausias, čia Amazon D, aš viską daugmaž perku Amazon D, Lietuvoje, nežinau, kažkaip kainos yra gana didelis. Visko, o šitas yra apie 400, tai dabar parodysiu, kaip jis atrodo. Tai va, čia yra įmontuotas tas InSync Aerator 66. Tai va, jie įmontuojami va štai šitaip. Po kriauklę. Nieko nėra daug, tik yra dar laidelis tam mygtukui. Ir viskas, ir visas, kas išeina, prijungiama prie pagrindinių to vandens išbėgimo. Tai šitas yra apie 400 eurų kainuoja. Kitose šalyse, pavyzdžiui, Amerikoje yra masiškai, jie visur yra įdėti, tai labai šauniai nueina, trešia žemę ir išeina į vandenį su vandeniu ir panašiai. Tai yra kaip jis veikia dabar.